Šiandien parodysiu 2 neįtikėtinus nemokamus dirbtinio intelekto įrankius, skirtus nuotraukų manipuliacijai, kurių pagalba lengvai galėsite uždirbti pinigų siūlydami savo, kaip laisvai samdomų nuotraukų atkūrimo specialisto paslaugas. Pirmasis įrankis, kurį šiandien apžvelgsiu, vadinasi Styler AI ir bent jau kol kas yra nemokamas. Jis yra visiškai naujas produktas AI rinkoje ir dėl didžiulio susidomėjimo šiek tiek pristabdė naujas registracijas. Šiuo metu registracijos langai atsidaro kas valandą, vos keliom minutėm, todėl gali tekti pasitelkti savo kantrybę registruojantis. Kai sulauksite savo eilės, tuomet registracija bus labai paprasta. Turėsite užpildyti 3 atsakymus. Kuom jūs užsiemat, ką veikiat ir kur išgirdot apie šį įrankį. Ir tuomet jums bus suteikta privilegija prisijungti prie šio išskirtinio ir daug žadančio AI nuotraukų korektoriaus. Tik pažiūrėkite, kiek čia skirtingų stilių. Patikinu, kad nustebsite rezultatais ir nebijotinai jūs prenumeruosite Pono Obuolio kanalą, kad ir ateityje nepraleistumėte progų sužinoti apie naujienas pirmieji. Prisijungę prie Styler AI, pamatysite tuščią juodą langą. Pradėkime keldami paveikslėlį, kurį norime atnaujinti. Štai čia visiems puikiai žinoma labai seno animacinio filmuko herojai Mikė Pūkuotukas ir jo draugas Knysliukas. Kaip matote, paveikslėlio kokybė labai prasta. Įkėlus paveikslėlį turime jį ištampyti per visą darbalaukį. Tam, kad jį didintume tolygiai, rekomenduoju paspausti mygtuką Shift prieš tempiant, tuomet visų kraštinių santykis išliks nepakitęs. Dabar paspauskime šį mygtuką Image to Image, kas reiškia iš paveikslėlio į paveikslėlį. Tada atsidariusiame meniu paspauskime mygtuką Auto Prompt, kuris automatiškai peržvelgs paveikslėlį ir angliškai parašys tai, ką jame mato. Perskaitykite prašymą ir jei jis tikrai atitinka paveikslėlį, spausti Stylize arba stilizuoti lietuviškai. Paveikslėlio stilizavimas gali užtrukti iki kelių minučių, priklausomai nuo serverio apkrovos ir paveikslėlio bei užklausos sudėtingumo. Ir štai čia matome pirmosius 4 rezultatus. Pažvelkime juos. Visi paveikslėliai atkartoja mūsų įkeltai, tačiau šiek tiek skiriasi stiliai, tam, kad būtų iš ko pasirinkti. Dabar pabandykime dar vieną šių personažų paveikslėlį su garsiuoju balionėliu, kurį pamačius taip ir norisi dainuoti. Aš mažas debesėlis, aš nelaukys visai. Ištempę paveikslėlį per visą darbalaukį, vėl spaudžiame mygtuką Auto Prompt. Šį kartą dirbtinis intelektas paršelį palaikė zuikiu, galbūt dėl per didelių ausų. Todėl greitai pataisime tekstą. Visa kita kaip ir atitinka tai, ką matome paveikslėlį. Ir vėl spaudžiame Stylize. Šį kartą rezultatai išties žaismingi. Gali pasitaikyti šiokių tokių klaidų, kaip matome štai čia, tačiau visada galime pergeneruoti iš naujo. Pažiūrėkite į Mikę, jis puikiai tiktų šių dienų vaikų animacijai. Dabar išbandysime dar kiek kitokio stiliaus senosios animacijos personažus – krokodilo Gieną ir Kulverstuką. Ne veltui jos pasirinkau kaip šio video pagrindinį paveikslėlį. Jis puikiai parodo šį neįtikėtino AI įrankio, išskirtinį vaizdinės medžiagos supratimą ir interpretaciją. Manau, kad paveikslėlis išties pavyko iš pirmosios iteracijos. Gauti Kulverstuko kailiuko spalvą reikėtų pakeisti. Tačiau nesikabinėdami prie detalių galime drąsiai teigti, kad animacija Styler AI atkuria nuostabiai. Galbūt verta paminėti, kad nemokamai gaunate 200 kreditų, o viena paveikslėlio iteracija kainuoja 8 kreditus. Visi kreditai yra atnaujinami kas 7 dienas. Todėl bandymai bent jau kol kas gali būti riboti. Jei turite poreikį, galite jungtis iš keletos paskyrų ir kiekvienoje jų turėsite po 200 kreditų 7 dienom. Paskutiniam bandymui pasirinkau Pono Obuolio logotipą. Parašykite komentaruose, ar jau laikas būtų jį atnaujinti į 3D paveikslėlį, ar vis tik palikti senąjį 2 dimensijų. Paspaudus Auto Prompt, matome, kad tai kaip Styler interpretavo mūsų paveikslėlį, ne visai atitinka realybę. Todėl greitai pakoreguokime. Tiesa, šis skiltis nebūtinai skirta korekcijai. Čia galite įrašyti, kokius naujus elementus norite matyti savo naujajame paveikslėlyje. Taip pat galite pasirinkti iš daugybės siūlomų stilių, tačiau man labiausiai patinka Realistic. Styler AI ir vėl puikiai suprato, ko iš jo norima. Tikrai, nepamirškite pakomentuoti, ar jums patiktų šis naujasis Pono Obuolio įvaizdis. Dabar čia, viršuje, matome įrankį juostą, kurios pagalba galime ištrinti mums nepatikusius paveikslėlio elementus
arba juos pergeneruoti. Taip pat galime pridėti naujų elementų, pasirinkdami Insert ir nuspalvinę tą vietą, kur norėtume kažką pridėti. Taipogi galime visiškai panaikinti paveikslėlio foną ir jį padaryti per matomą. Tam, kad paveikslėlį saugotumėte, viršui paspausite Export ir atsidarančiame lange pasirinkti paveikslėlio dydį. Gera žinia ta, kad Styler AI išsaugo labai aukštos rezoliucijos paveikslėlius, todėl juos galėsite naudoti bet kur, netgi spaudoje. Dabar, kaip ir minėjau video pradžioje, parodysiu dar vieną visiškai nemokamą įrankį pavadinimu Upscale, kuris gali kardinaliai pagerinti kokybę nuotraukų, kurių skiriamoji gaba yra itin žema, arba nuotraukų, kurios darytos esant blogam apšvietimui, arba buvo pernelik suspaustos. Upscale yra atviroji kodo programa, yra prieinama Linux, macOS ir Windows vartotojams. Kas įdomiausia, kad ruošdamasi šiam video, peržvelgiau 10 mokamų ar dalinai nemokamų programų, tačiau ne viena jų neprilygo šiam dirbtiniu intelektu paremtų paveikslėlių kokybės gerinimo įrankiui. Naudoti Upscale itin paprasta. Pasirinkite paveikslėlį, tuomet pasirinkite modelį. Rekomenduoju naudoti General Photo Ultramix, nes testuojantis davė geriausius ir pastovius rezultatus. Ir tuomet paspausite Upscale. Viršuje yra slinktis Batch Upscale, kuri puikiai tiks skaitmeniniam menininkam, tokiem kaip aš, kurie generuoja ir parduoda paveikslėlius internete. Jo pagalba galite vienu metu pasirinkti 10 paveikslėlių ir pagerinti jų kokybę, taip sutaupydami galybę brangaus laiko.